Išmečiau savo Samsung telefoną į šiukšliadėžę. Paklausite kodėl? Nes OpenAI toliau stebina naujienomis ir ChatGPT jau įdiegtas į iPhone sistemą. ChatGPT telefone suteikia galimybę kurti automatizacijas. Pavyzdžiui, naudojant Shortcuts programėlę, jūs galite nustatyti, kad gaus elektroninius laiškus, už jūs atsakymus automatiškai generuotų ChatGPT. Antra naujiena, tai ChatGPT jau gali ir matyti. OpenAI balso funkcija pasiekė naują lygį ir suteiks galimybę tiesiogiai dalintis vaizdo įrašų pokalbio metu. Tai smagi funkcija, bet aš matau tai kaip didžiulę pažangą ir pagalbą akliesiems. Trečia laukta naujiena yra Projects funkcija. Pagaliau, aš be to negalėjau gyventi, dėl to naudodavau naršyklės papildinius. Bet dabar jau visi galėsite kruopščiai filtruoti savo pokalbius į aplankalus ir nustatyti jiems instrukcijas ir taip kurti dirbtinio intelekto sistemą.